cut me down like a tree. Taigi sveiki, čia yra Candy Lovers. Ir šiandien mes mano naują videoblogą. Taigi šiandien mes kalbėsime apie labai įdomų YouTuberių tipą, tai yra beauty gurus, kaip grožio gurų, makiažo, spręskite patys. Ir kodėl mes jomis negalime būti. Taigi, keliaukime. Taigi, pirmasis faktas, kodėl mes negalime jomis būti. Tai yra mėnesio mėgstamiausi ir mes tikriausiai atrodome taip. Taigi, sveiki, čia ir vėl mes, sugrįžtos beauty gurus. Ir šiandien mes šnekėsime apie mėnesio mėgstamiausias monthly favorites. Šiandien mes kalbėsime apie vasario mėgstamiausias. Taigi, pirmasis būtų, tai yra mano, tai yra Electro Baby Lips. Ar jūs matot, žiūrėkit, koks gražus. Ar jūs matot? Tu tokia neturi, aš tokia neturiu. Oh my god. Tai va, jis yra nuostabus. Ačiū. Taigi, mano pirmasis mėgstamiausias būtų Rocket Volume Express Mascara, Mascara arba tušas. Taigi, šis tušas buvo jau pas mane apie pusę metų, bet jis tikriausiai bus. Ir kava, ir balandžio, ir birželio, ir jeigu... Todėl aš manau, kad jūs tikrai nusipirksite, jis šiek tiek pagedęs, bet vis tiek. Taigi, antrasis mano mėgstamiausias dalykas būtų ekrano valiklis arba valymo valiklis. Ir jo, vieni žmonės pasakytų, kad jį reikia naudoti ekranui, bet Marija jį naudoja veidui ir aiškiai kartais duoda tokį poveikį, gerą tokį biškį išberia, bet iki grožis reikalauja aukų. Ir taigi mano antrasis būtų kontaktų skystis. Tai nėra numerių kontaktų, tai yra akių kontaktų. Ir kaip ir žinote, jis pas mane irgi jau yra labai ilgai stovintis dalykas, bet jis net nuo vakar, bet jis yra labai geras vien tik todėl, kad išplauna kontaktus, akių kontaktus. Ne telefonų kontaktus galime spausti delete. O čia yra labai geras dalykas, nereklamuojam, va. Taigi, jis yra nuostabus. Ir dar norėčiau, atsiprašau, pridurti dėl kontaktų. Tai jeigu jums reikia ištrinti kontaktus, kreipkitės ir mes jums padėsime. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mus beauty gurus. Ir spauskite savo pirštukus į viršų. Like ir subscribe. Žinot, kad subscribe, like, toks raudonas mygtukas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki... Taigi, antras faktas arba dalykas būtų, tai yra makeup tutorials. arba kaip čia lietuviškai išvertus būtų makiažo video. Gal pamokos? Jo, maždaug tai. Tai aš manau, jūs jau supratote, kad mes nelabai nusimanome daug apie make-upą. Ir mes nelabai linkę daug leisti jam pinigų. Todėl manau, kad viskas atrodytų maždaug taip. Taigi sveiki, aš esu Marija. Ir aš esu Remydė. Ir šiandien mes filmame Everyday Makeup Tutorial. Taigi paimame putrytę ir kempinėlę. Užtepame ant kempinėlės ir ant veiduko 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dar reikia per mažai. Ir 1, 2, 3, 4, 1, 2. Užteks. Liuks. Taigi aš paimu BBB kremą, jį atidarau ir apsuku ratą aplink savo veidą. Kokia aš graži. Taigi paimu kempinėlę ir pradedu daužyti savo veidą. Ujajajaj. Ir viens, oh my god, kaip skauda. Ai ne, čia tik kempinėlė. Viskas gerai. Nosytė. Paimame concealerį. Taip, nosytę, jūs taip ir galvojate. Atidarome pirštukas, taip. Nosytę, skruostukai, taip, galvytę, liuks. Kaip aš nepamiršau ant... tu apakių. Aha, taip, kaipgi be jų. Ai, vienai kitą, aš liuksovai atrodau. O taip, blendinam, liuks.
Concealer time! Taigi aš jį vėl atidarau ir piešiu trikampius paakiais. Kai kurie žmonės sako, kad jie tiesiog labai gerai užmaskuoja paakius, bet šiaip aš žinot, kodėl tai darau, nes tai yra Illuminati confirmed. Tarararan, tan, ir patapšnuojam. Nereikia kam tapšnuoti, pirštai yra geriausia. Ei! Taigi, kas nežino, čia yra šipetukas, čia yra pudra. Jo, atidarome. Nu, biški pasiemame. Biški. Daras biški. Nosytę papudriname. O, skrustukus nepamirškime. Galvytė, kaip mes taip galėjom pamiršti. Vėl skrustukai, nu gerai. Kokia aš graži, visi į mane žiūri. But it's time, it's pudra time! Taigi mes ją vėl atsukame ir mes patersime ją su šepetėliu. Ir nosytė. Ir kai kurie žmonės pagalvos, kad jinai per oranžinė, bet taip tikrai nėra. Kai kurie žmonės tikrai taip pagalvos, bet žiūrėkit, kokia jinai graži. Nosytė svarbiausia. O, nosytė. Taigi, laikas antakiams. Taigi, bandome jį atidaryti. Vis dar neatidarome. Oi, biški dar neatsidarom. Nu, kur to ten, nu? Atsidaryk, pagaliau. Taigi, jo, jis man truputėlį per tamsus, bet taigi, kam leisti pinigus? Viskas čeki peki. Taigi, tu pamatysite rezultatą. Taran, tan. Taigi toliau mano mėgstamiausias tušas nuo Benefit. Tai yra superinė kosmetika ir man labai patinka. Jo, aš tikrai labai moku dažytis blakstienas. Taip, biškai pamirksime. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5. Taigi, jo. Mano skrostai niekada nebūna per raudonį, todėl aš naudoju lūpdažį kaip blushą. Ir biški patapšnuoju ir dabar aš patrinsiu pirštukais, yo. Now it's time for antakį. Taigi, kai buvau maža, aš niekada nemokėjau gražiai spalvinti, todėl šiek tiek pasidarau jas per didelius ir negražius. Bet aš manau, tai mano stilius ir nieks iš manęs jo negali pavogti. Taigi vienas antakis ir antras antakis, jis visiškai nebus panašus. Ir aš labai noriu vieno antokio vietoj 2, taip kad aš atrodo labai gražiai. Aha! Yeah! Štai ir atėjo laikas mūsų nuostabiam lūpytėm. Ar jūs matėt? O taip. Taip, ar jūs matot, kaip aš moku gražiai dažytis lūpas? Dantukai visada bus švarus, jeigu pasitepsite juos lūpdažiu. Tai užteks viskas. Aš ir taip graži. Cheese. Ate. Taigi naudosiu tą patį lūpdažį, kurį naudojau ir savo blushui, ir lūpytėms. Taigi, jis yra labai gražios rožinės spalvos. Ir kaip žinote, aš nelabai mokėjau dažytis ir spalvinti taip, kad mano lūpos ir vėl atrodė šiek tiek keistai. Ups, ir pataikiau ant dantukų. Netyčia. Nieko baisiaus. Aš tokia graži. Ai, palaukit. Ir... Taigi trečiasis dalykas arba faktas būtų rutinos. Ir jūs tikriausiai žinote, kad mes gyvename atskirai ir vienu žodžiu, mūsų rutinos labai skiriasi ir mes jų tiesiog negalėtume nufilmuoti, bet ir aš manau, jums nepavyktų nufilmuoti, arba pavyktų, bet jums būtų tiesiog nuobodu žiūrėti. Ir jūs dabar pamatysite, kaip normalios beauty gurus daro savo rutinas ir kaip darome mes jas. Taigi, žiūrim. Taigi grįžus namo, aš mėgstu pasižiūrėti į save ir tada nusiplauti visą makiažą, kurį pasidariau ryte. 1 ir 2 ir aš atrodo labai gražiai, todėl nusivalau savo visą makiažą su rankšluosčiu. Ir vėliau aš išeinu iš tualetą. Taigi užsidedu savo pink halatą ir einu į kambarį. Ir kviečiu jus kartu su manimi. Taigi aš gražiai prieinu prie savo lovos, atsigulu. Ir einu miegoti saldaus miegelio. Taigi grįžus namo, aš ateinu į vonę, pasižiūriu į save, į kriauklę ir einu iš čia. Taigi ateinu į kambarį, atsistoju ant lovos ir krentu bėgot. Bum. Au. Taigi žiūrint visus video susijusius su makiažo darymu, visos merginos atrodo labai mielai. Bet man atrodo, mes atrodytume taip.
šį video. Ir mes tikrai nenorėjome įžeisti nieko, mes tiesiog džiaugiamės, kad tokių youtuberių yra pasaulyje. Tokių nuostabių yra. Taip, ir mes tiesiog žinome, kad mes tokiamis tiesiog negalėtume būti. Jo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Myliu, bučiuojam ir iki.